geltonas. Taip atrodžiau, kai buvau jaunas huliganas su 3 geriausiais savo glugais – Leonardu, Carltonu ir Dūmu. Buvom bjaurūs šmikiai, nors rengėmės kaip Carol Channing šokėjos. Kartais gerai pamojuodavom kumščiais, kai susiremdavom su West Endo banditais. Baik, bičiuli, gana! Kas tau yra? Man sakė, kad čia bus žodiniai debatai. Ir užbaigdavom naktelę šokinėdami vidun lauk. Vidun, lauk. Vidun, lauk. Vidun, lauk. Vidun, lauk. Buvom kaip žuvis su bulvėm, kol Dūmas susirado paukštytę. Labas, Avyte. Gal eime pas mane paklausyti senojo Liuterio Vano? Aš vedu šią mėlynplaukę ir ji nori, kad atsisakyčiau glugų gyvenimo. Tai kaip, šit kaip, kągi. Kokia liūdna ateitis tavęs laukia be geriausių bičų prie šono. Dūmas įsidarbino Londono Towerį bifiteriu. Tikiuosi darbas toks, kaip įsivaizduoju. Kas žinojo, mano broliai, kad Dūmui radus savo dūmę, mūsų glugų gaujai ateis galas. Leonardas ir Carltonas man pranešė, kad mano vadovavimo nebereikia. Tik nešukia! Kaip jie tikisi atkreipti dėmesį į savo grožybės? Man reikia glūgų paskutiniai paikystei. Ne, tau nevalia glūginti, badžiotis ir durniuoti. Turim rūpintis mielą mažylę. Gana to ramaus šeimininio gyvenimo. Laikas vėl būti vyru. Tikiuosi, po tiek laiko nepamiršom, kaip trenkti ir sprukti. Pradėkim nuo ėjimo per perėją. Atpažįstu tos farus, kurie tranko man per galvą. Čia Leonardas su Carltonu. Gal norit paskutinį kartą padaužyti makaulės? Išsaugojau jūsų katiliukus. Dar kartą glūgai varė į gatves sulėtintai. Vaisingi ir šiurpulingi kaip visada. Neatsilik. Metėm bjaurastis į kepurę ir išsirinkom vieną. Įsibrovimas. Kas per tralialia? Sveiki atvykę į labiausiai erzinantį, gluminantį ir erotiškiausią knygos pristatymo vakarėlį, kokiame teko būti. Pone, gal nebereikia mano paukščio kaukės? Nemanau, kad dabar norėtum ją dėvėti. Nuspręsiu pats. Eime, glūgai. Parodykim tiem nektarinams, kad tebe moka mušti senius ir pasiguldyti nuogas bobas. Čiupkit juos kostiumuoti keistuoliai. Sekso blokatoriai, blokuokit. Leisiu pabaigti. Maniau, kad palikau savo iPhone'ą čia. Net aš pamiršau, kokia čia aliuzija. Taigi, mano broliai, aš buvau sumuštas iki mėlynumo ir negalėjau dalyvauti orgijoje. Bet buvau laimingas.